Sveiki, mano vardas Adas ir šiandien susitinkame garaže ir mes čia turime vėl mano BMW. Taip, BMW yra geras clickbaitas iš tikro. Vienu žodžiu, čia yra BMW, jau paklickbaitinau jūs, viskas, jau žiūrit šitą video. Ir šiandien bandysim krauti kolonėlės. Kol kas turiu tik 2 pabandymai. Čia galim pasižiūrėti, čia yra viena, ten yra kita. Va, geriau matos, yra kolonėlė. Ten yra kita, tai bandysim pakeisti abi. Šiaip noriu aparatūrą kažkokią tai susidėti į mašiną, bet nedėsiu jaučiu subar kažko, tiesiog pasigerinsiu kolonėlės. Tai žodžiu, kas yra dar su BMW geras dalykas, aš reikia išsirpti, kad nerandu dabar. Vat iškart po sėdynę, čia gali matyti, būna sudėti žemų dažnių kolonėlės ir jos duoda į sėdynę tokią trankėsi. Tai žinot, nebūna, kad ten reikia įdėti dar tokį didelį subą, aišku, universalę būtų gerai, bet nenoriu aš tik daug garso. Aš noriu tiesiog tokio kokybiškesnio, garsesnio garso ar kažko tokio. Aišku, turim ir gale kolonėlę. Ir kitam šone gale yra kolonėlė ten. Bet aš jų nekeisiu dabar. Gal dabar aš noriu pasižiūrėti šitom, kiek užteks. 2 priekį, kadangi priekį važiniai. O vėliau gal nusipirksiu dar 2. Nes reikia bent pažiūrėti, ar kažkiek bent duoda mano radijas to gars, kaip ar normaliai išneša. Jeigu neišneša ir dar dėja dar galingesnės kelias, tai irgi žinau. Nes dabar yra 25 W vieno kolonėlė. Šiuo atveju čia bus 95 ir jos yra 2. Už abi kem eurų mokėjau. Galim pažiūrėti, šiaip jau žiūrėjau, kiek čia bus. Dažniausiai tai atvirys padėti, nes nelabai aš gaudau tose kolonėlėse. Va, turim tokį. Tai va, tai yra tokias 2. Tai yra nelabai reikės. Nėra 109 metų. 4 ohmų, 10 diametras. Čia yra 4 tvirtinimai, turbūt 3 ilgams. Tai va, tai pasim tokį. Visą čia išardy dabar. Ai, blemba, čia dar varžtai turi atsisukti. Čia sulaužęs esu vieną kartą, va, visus čia po šito yra varžtai keli. Va, ir lūžtai iš karto. Reikia šitos pusės jungti. O. Nu va. Ir linksta labai blogai. Reikia 2 rankų. Va čia taip sulaužęs esu. Kažkada netyčia. Kas čia per laidai senumo? O turim tokią nesąmonę. Čia kažkokią nesąmonę. Ir turim žilviną. Nu, žiūriu, kad čia per nesąmonę. Taip tai tikrai neturėtų būti. Aišku, kad neturėtų, bet tai. Cena čia nieko normaliai atjų neįm. Ne, aš tai žinau, kad va šitie atsisuka. Tai yra čia atsijungia. Man tik šitų 2 laidų reikia. Jo, tai jie ir atsijungia. Tai žinai, ką mes Ai, tik šitų. Tiksliai. Tik šitų tai reikia. Mums reikia tiesiog kolonkį šimti šitos nukirpti, sujungti ir viskas. Vo. Rašo. Nerašo. Kolonkį. Exact. Kokia jinai maža. Čia mažesnės kolonkės įdėtas negu turi. Va, tokį grybų radybų radom. Kažkokia nesąmonė. Da žymiai mažesnė už tą. Pažiūrėk, koks čia magnetas dydžio ir koks ten. Vat palyginimui. Na. Bet ant 3 varžtų padaryta. Aš čia ant klijų prisuktų. Ant klijų užklijuota, laida irgi skleis priklijuoti. Ir dar prisuktų ant klijų žemė. Eiktų, na. O kad žvegi? Nu, pažiūrėk, kokį šūdą ištraukį. What the fuck is this? Patokiant turėtų būti normali. Adas klausęs muzikos iš medžių. Kodėl taip permušinė, karočią, kodėl taip permušinė, va todėl ir permušinė. Mini kolonkė. Čia realiai jaučiu 5 kokių, o čia 10. Ne, čia reikia atsuk šitą. Išpjau čia ir du. Jeigu iš čia kujovai gros, tada reikia šitą nukirpti. Ir paimti tiesiai iš čia, į kolonkį. Dabar Maksas iš to dės. Nuo to geriau. Tai va, vienu žodžiu, patys matėt, kai šį per huinę, kad nuo to geriau groja šitą silpniną, tada mūsų užduotis į šitą įdėti adapterį. Tai reikia prapjauti skylę šitą vietą. Panaudosim kažkino adapterį. Yra pažymėta, iki kur jos, realiai. Vat visą šitą išpjauti reikia. Šitų pažymiai. Ne, čia buvo. Jaučiu, kaip debilas atvaudžiu. Nu, reš. Turim su lomziku padirbę. Va, tinka. Perfekt.
Nieko neslaužia. Žodžiu, tinka, reikia ištepti dabar hermetiką. Tepsim, bus viskas ok ir uždėsim. Užvarėm čia silikono, prispaudėm, prisukom, tvirtinas, čia visi tie laidai. Čia sutvirtinom, prijungiam, bet padarėm taip, kad eina tiesiogiai nuo visko į kolonkas, tada išeina, eina į kažkokį keistą aparatą ir eina į Twitterį. Na, ir ką žinau, realiai panašiai atrodo groja, bet išsiaiškinom, kad pas mane mašinos gale nėra kolonka. Arba yra, bet laidų nėra. Tai reikia viską dabar, tai surinkti. Bet šita geresnė. Čia atrodo, skarbokį dainuotų. Kelnes vibravo. Nežinau, sudėjom kolonkės. Paleidau dabar nuo copyright muziką kažkokią. Nu, ką aš žinau, šiaip tos du pionierius sudėjus tikrai gerai groja. Tuoj. Oba. Nu, nieko geriau negaliu paleisti, nes copyright, žinau, bet visai neblogai. Į galą nežinau, dar reiks pagalvoti, ką įdėti, ar įdėti tas senas. Tai va, apie šitas senas mažytės kalbu. Jos gan gerai į kalą, gale gal užtektų. Nes tai gali beveik mašinų pabūna. Mašinos žmonių. Bet reiktų irgi joms adapterius padaryti, nes tos sugadinom abu. Na, arba tiesiog reikia dar nupirkti 2 tokius pionierius, kur pirkau. 2 days later. Tai vienu žodžiu. Praėjo čia 1 dieną, 2 dienos, pavažinėjau aš su tom kolonkiam pionierį dėtom. Gerai groja, gerai, bet gal Twitterį čirškia, gal jos reikia atjungti, ką šiandien padarysim. Ir tada šiandien dar, va šitas mažas kolonėlės, reikia prikonstruoti tą visą dalyką, arba gal net nereiks. Noriu aš va čia gale sudėti, kadangi čia nėra kolonėlių. Tai va aš noriu sudėti, susikrauti, kad čia būtų. Nes dabar mašinai nėra tokio stereo, ar kaip pasakyti, tokios erdvės. Yra tik priekyje garsas ir iš posėdinės tie subai vadinami, kur eina. Tai va, tas duris išsirdysim šiandien ir šitas. Ir vėliau gal dar Žilvinas važiuos padėti. Nes be Žilvino mes šitam garažiai, žinok, nieko nepadarom. Tai principas tas pats. Vėl šitą nusiimam, kuriuo neina nuimti. Šiaip, čia gali būti grybų radybų labai, nes nei šitų durų, nei tų nesuardės. O, plasmasiuks, varštuką čia dar ir kažkur. Čia, kai žinot, kai sako, netrauk rankenos stipriai ir liks rankose. Šį kartą liko man. O, va, turim. Žiūrėk, 3 varžtai. Ai, 3 varžtai turi būti. Nu, bet kolonėlė neegzistuoja. Nu, gerai, kolonėlės nėra. Bet iš kur, žinot, iš tas laidas kolonėliam? Oi, kiek čia bėdų. Iš kur čia, žinot, dabar čia šitas tam. Problemas. Pažiūrėjau YouTube'ai. Šitie laidai turėtų būti kolonėliai. Aš noriu pažiūrėti, ar jie iš viso funkcionuoja. Tai aš pamatysiu įkišti labai čia mažas tarpas, tai iš kelis pilkelius įkišiu. Patikrint, ar tikrai čia. Ar drebina kolonėlę, reikia pažiūrėti. Nudrebino. Nice, gerai, šitie laidai veikia. Tik aš nesuprantu, kodėl čia nedėjo kolonėlės. Jeigu jau taip jungia. Va šitą reikia čia, dėsim, o taip, bus gerai. Aišku, ne taip, bet reikia padaryti iš medžio kažką kaip buvo. Vienu žodžiu, nebūčiau aš, jei nebūčiau aš neprisidaręs dvigubai darbo. Turiu tokį apsibraidžius nuo praeito, kur išardėm dalyko, kad dėtas kolonėlės. Turim fanierą visą, prašau. Iš jų padarysiu 2 laikiklius, kad būtų kolonėliai. Aišku, buvo jai padaryta, bet mes padarėm, kad pienėlį įsidėti, nes mes nežinojom, kad gale nėra kolonėlių, kad mums nereikės gale nieko dėti. Turim dvigubo darbo, aš gerai dabar šitą. Būčiau pienėram padaręs, vienu žodžiu.
Žodžiu, turim čia vienas bus, čia kitas turėtų užtekti maždaug. Nu, čia tokia turim panaudotą biškį su skylėm, nu, bet vis tiek čia išsipjaus, čia, nu, ir nieks nematys šios manieros. Nežinau, mato, čia nesimato, nu, per tas skylės, va čia tai biškį, bet koks skirtumas tas skylės reikia? Taip, kad nelenda, žodžiu, neparodysiu iš vieną ranką, bet jis nelenda. Radom, tą reikia didesnės skylės, eisim padidinti. Nu va, padidinam skylės, dabar oi, neįkrito. Nu, žodžiu, va, dabar tinka, čia reikia prisukti, padaryti skylės, nu jau tiks tam pridėti, tai reiks ten su veidais dirbti. Turim padaryti. Tink. Girdėtas garsas. Kaip suprasti? Nu, kaip rockstarą. Ai. Jie žali. Bet gerai, bet nepersišios. Bet neįsigeria į medį. Tai čia nieks nematys, čia kad nepersišios tą šviesą. Nu, jo, ta spalva. Nu, nudažėm, juodai atrodo ok, čia kolonėlis įdės, tai va reikia prisukti, tą patį reikės ir su antru padaryti. Realiai prisuku, čia gal dar užpurkšim silikonu. Jo, einu pasižiūrėk, prisukti ir turėtų būti viskas. Nice. Važiuojam. Galime realiai visą ją taip. Va, sukonstravo. Ir dar vieną tokį reikės padaryti. Dabar einu laidus prikonstruoti. Tai perfekt. Blemba. Ką, žinau, prisilitavo jau šitas? Yra daug vietų. Nes aš nelabai matau, kad čia Nu, lyg tai ką, žinau, normaliai. Laiko? Nu, jo, atrodo. Nu tai va. Tam liko uždėti. Sudėti. Viskas vietai. Net nepersišviečia. Žiūrėk, va, matot, net nepersišviečia. Su flashlight šviečiam. Bet dabar bent matas, kad kolonka yra viduj. Nu viskas, sudėjom, surinkom, Žilvis vaistas tuoti, tu atsisėdęs laukia, va, gairelės kaip buvo, sudėjom. Ir čia, antroji pusėje viskas įdės. Eisim paklausyti. Ir dar vienas bairis atsitiko. Bus bairis dabar. Pips, Parktronic. Kažkuriam video susakęs, kad neveikia pas mane. Ir jie dabar pips.
Dar vieną bėdą sutvarkėm. Netyčia. Visiškai netyčia, nesitikėjau. Čia pervažinėjau mašiną, jau girdžiu, pip, 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 what the fuck. Paleisiu jums paklausyti ne copyrightinės muzikos iš pirmo, paskui mes patys savo paklausysim. Oi, čia dar copyrightinė. Eina suraunas. Nebėra, kad girdi. Labai gerai gavo. Jūs aišku to net negirdit. Bet mes girdim. Dabar tvarkoj. Tas šnipštimas biški yra. Yra šnipštimas, bet jaučiu dėl moduliatorius viską. Arba ne. Arba dėl Twitterio. Bet aš labai, nežinau, bijoju dėl jų. Jo, manau, dėl moduliatorių, dėl dažnių. Gali būti, gal reikės kitus pamėginti. Arba reikia telefoną, pirkų auksas veikia normaliai. Tai va, pratestavom viską, da pravarėm į miestą pravažiavom, kaip suvažiuojančią mašiną, tai visai gerai. Visai skirtumas yra, kai gale yra kolonėlė. Žilvinas nejaučia skirtumą, bet sakė, kietai buvo. Aš nejaučiu, aš nubičiu. Nes kaip tu mane pasėmė, reikia girdėjęs, bet gale negirdėjau. Aš kaip visada turėjau gale kolonkas, tai man ir trūko tą galą. Tai va. Jei pažiūrėt video iki galo, paspaudžiam like, subscribe. Na, aišku, taip reikia paspausti like, subscribe. Parašom kokį komentarą, aišku, daug bus komentarų, ką čia atgrubnagiai, kažką daro blogai, bet pažiūrėsim mes tos komentarus. Mes sutiksim kitą kartą. Iki hebryt. Burzga dyzelis. Wow.